Labą dieną. Šiandien Santaros klinikų tiesioginėje transliacijoje kalbėsime apie tai, kaip moderni medicina leidžia atlikti širdies vožtuvų keitimą be skalpelio, per kraujagyslę. Tai ypač svarbu pacientams, kuriems atvira operacija būtų itin rizikinga. Apie procedūros esmę, indikacijas ir rezultatus kalbėsime su Santaros klinikų intervenciniu kardiologu daktaru Sigitu Česna, o savo asmeninę patirtį papasakos pacientas Antanas Stanislavas Beinaris. Tai miela jūs matyti abu gydytojai ir pacientą laimingą. Ir gydytojui klausimas, kasgi yra ta perkateterinė širdies vožtuvo keitimo procedūra ir kokiais atvejais ji būna taikoma? Tai perkateterinis vožtuvo keitimas yra procedūra, kurios metu mes keičiame vožtuvą esantį širdyje. Tai šiuo metu populiariausia turbūt procedūra, kurią mes atliekam, yra aortos vožtuvo stenozės gydymas perkateteriniu būdu. Tačiau dabartinės technologijos mums leidžia pakeisti arba gydyti perkateteriniu būdu ir kitus širdį esančius vožtuvus. Tai perkateterinis gydymas yra pakankamai nauja technologija, kuri paskutinius turbūt pirmą kartą buvo atliekama 2002 metais ir nuo tada viskas išsirutuliojo iki tiek, kad mes dabar padedam savo pacientams. Dabar dažniausiai procedūra yra atliekama didesnės rizikos pacientams, vyresniems pacientams, kada chirurgai sako, kad rizika operacinė atveriant krūtinės ląstą ir operuojant tradiciniu būdu yra per didelė arba pakankamai kompleksiška situacija būna pacientų. Tai tada ateiname mes ir vertiname pacientą ir tie didesnės rizikos pacientai dažniausiai jau papuola pas mus ir tada atliekame perkateterinį gydymą. O ačiū už atsakymą. O tada paciento galime paklausti, gerbiamas Antanai, kaip jūs pirmą kartą sužinojote, kad jums reikalinga tokia procedūra ir gal papasakokite, kokie simptomai jūs vargino? Apie šitą procedūrą sužinojau ligoninėje. Daktarė man pasakė, kad yra tokia galimybė, reiškia, padaryti operaciją, pakeisti širdies vožtuvą. O jūs į ligoninę papuolėt su kažkokiais simptomais, ar ne? Kas tada nutiko jums? Aš į ligoninę papuoliau, galim sakyti, su greitaja buvo atvežtas, kadangi alpimai buvo. Nualpdavo, reiškia, krisdavo ant žemės, stengdavosi kažkaip pasiekti suoliuką, kad nekristi tiesiog. Nekristi ant žemės, ant suoliuko kaip nors išsitiesti. Ir tada turbūt gydytojai pasakė, kad yra didelio laipsnio aortos vožtuvo stenozė, ne? Tas susiaurėjimas jau. Aš nuėjau pas apylinkės gydytoją, bet negavau nieko tokio nurodymo, kaip gydytis toliau. Tai kol pargriuvau vieną kartą, išvažiavau žvejoti ant ledo ir kritau. Tada buvo iškviesta greitoji į Santariškes, buvo gerai. Gydytojai daug viską darė, visos tarnybos, labai aš dėkingas Santariškėm už tą labai gerą darbą. O tai, Antanai, pagrindinis simptomas ir buvo tai, kad jūs apalpdavote? Taip. Jokių skausmų? Dusimas toks kažkoks, tai negalėdavau gulėti, kaip reikia, ar šoną, ar kaip. Dusimas, kuris, taip sakant, sunku buvo kvėpuoti.
Supratau. Tai daktarui tada klausimas, tai kokių vožtuvų ligų atvejais tai yra kaip ir alternatyva atvirai širdies operacijai ir kaip vyksta pats pasiruošimas procedūrai? Tai alternatyva yra tai atvirai operacijai, kada mes galime truputėlį paprasčiau arba lengviau pacientui atlikti procedūrą. Bet ką labai gražiai Stanislavas papasako, kad tie simptomai, kurie jį vargina, yra labai tipiški, ar ne? Tai sąmonės netekimai arba alpimai yra vienas iš tokių pagrindinių arba aiškiausių simptomų, kada yra tas aortos vožtuvas yra antiek susiaurėjęs, kad nepakankamai vyksta kraujotaka galvoje. Ir tai yra vienas iš simptomų, kuris gali būti maišomas su insultu. Tik tiek, kad tokie sąmonės netekimai atsistačius sąmonį, jokių liekamųjų reiškinių nebūna. Tai va čia buvo labai gražiai papasakota, kaip pasireiškia va tas vienas iš simptomų. Dar vienas papildomas iš simptomų turbūt yra tas širdies nepakankamumas, apie kurį mes visi turbūt dažnai kalbame ir to širdies nepakankamumo priežasčių ir etiologijos jos būna pakankamai įvairios ir širdies nepakankamumas būna būtent viena iš pasiekmių širdies aortos vožtuvo susiaurėjimo. Tai va, tai čia buvo taip labai gražiai papasakota turbūt, kaip žmonės su kokiais atrodo simptomais visiškai nesusijusiais su širdimi papuola pas mus. Va, ir kadangi vėlgi gretutinės ligos, vyresnis amžius, didesnė chirurginė rizika, tai tokie pacientai dažnai ir atkeliauja pas mus. O jums tada irgi klausimas, gerbiamas Antanai, Stanislavai, ar kai jūs atvežė į ligoninę, sakėt, su greitąja atvežė, ir pasiūlė štai naują procedūrą, naujovišką procedūrą, koks jums jausmas buvo, ar jūs išsigandot, ar kilo abejonių kokių nors dėl tos procedūros, ką jautėte, kokia būsena buvo tuo metu? Nu, aš apsidžiaugiau, kad yra tokia procedūra. Abejonių man jokių nekilo. Vienu žodžiu, blogiau būti negali. Vis tik geriau. Vienu žodžiu, aš visiškai nesijaudinau. Puiku. O gydytojai, tada kaip vertinate jūs tų procedūrų efektyvumą ir matote pacientą prieš, matote pacientą po ir tą paciento atsistatydinimo, sveikatos atsistatymo laiką atžvilgiu? Tai atsistatymas jisai vyksta labai greitai. Pati procedūra, ji trunka pakankamai trumpai, labai gerai pasiruošus procedūra trunka apie valandą laiko. Bet kaip pacientas jau pasakoja, kad atvyko į ligoninę dėl to, kad netenka sąmonės. Pacientą namo mes išleisti negalim dėl to, kad nepašalinus priežasties tie sąmonės sutrikimai jie gali ir toliau kartotis. Atlikus procedūrą, pacientas realiai po dienos, po 2 jau gali važiuoti namo, nes problema yra sutvarkyta, sąmonės sutrikimų nebėra ir pacientas grįžta realiai į normalų gyvenimą. Tai tas atsistatymas jisai matomas iš karto netgi operacinėje, nes procedūra yra atliekama vietinėje nejautroje, yra anesteziologas, kuris truputėlį skiria vaistų, kurie truputėlį pamigdo, truputėlį nuramina pacientą, nes vis tiek reikia gulėti ir ten ir pypsi viskas aplinkui ir veiksmo pakankamai daug. Bet procedūros pabaigoje visą laiką mes galim paklausti paciento, kaip jisai jaučiasi. Ir tada pirmas dalykas, ką pasako, kad man yra lengviau kvėpuoti. Tai yra liga, kuri neatsiranda staiga, tai yra iš lėto progresuojanti liga, su iš lėto ateinančiais simptomais ir žmogus tik atgal turbūt pažvelgęs gali pasakyti, kad taip, prieš 3 ar 4 metus jaučiausi visiškai kitaip ir po vožtuvo to keitimo procedūros jis vėl grįžta į tą tašką, kada jautėsi gerai, kada nebuvo dusulio, nebuvo sąmonės sutrikimų ir tai mes matom iš karto operacinėje. Ar tiesą sakant, gydytojas, tikrai procedūros metu sako, kaip jaučiatės ir kaip jūs jaučiatės? Procedūros metu man buvo labai įdomu. Kada prasidės tie veiksmai, patys pagrindiniai. Viskas vyksta, operacija vyksta ir aš galvoju, kada čia man kraujasgysles ten tvarkys, ką nors. Ir sako, viskas baigta jau. Buvo labai nustebęs.
Per greitai. Nu, labai įdomu. Nu, aš buvau labai netikėtas šitas. Ir ką pajutot po procedūros? Po procedūros grįžau į palatą. Nu, ten, kaip sakant. Ar pajutot tą lengviau kvėpuoti, tą jauseną? Taip. Jautėt. O kaip dabar jaučiate? Dabar gerai jaučiuosi. Dabar šito dusulio visiškai nebėra. Jokių problemų. O žvejot dar buvot? Sakėt, ant ledo žvejojant, sąmonė buvo praradęs. Ar žvejot buvo čia? Buvom, ten su sūnum buvau nuvažiavęs Smygą. Buvom, nelabai dabar. Mažai bebe nuvažiuoju. O ar daug laiko jums prireikė atsigauti po procedūros? Nes procedūra pakankamai greita. O po pačios procedūros kiek laiko jums reikėjo, kad vėl gerai jaustumėtės? Nu, kaip čia pasakius, nu, pamažu. Vienu žodžiu, ten. Gerėjo. Laiku bėgant vis geriau. Geriau. O mes dar nepasakėm, kada jums ta procedūra buvo atlikta? Man atrodo, kovo 2025 metų kovo mėnesį. O, tai čia visai neseniai. Taip. Va. O gydytojų tada klausimas, ar tokios procedūros Santaros klinikose jau tapo kasdienybė? Ir maždaug gal galim skaičiais, kiek pacientų per metus būna? Tai procedūros per kateterinių vožtuvų gydymas, jisai pas mus klinikose ir Lietuvoje pirmą kartą buvo atliktos 2009 metais. Tai nuo 2009 metų pirmieji metai buvo truputėlį sudėtingesni dėl to, kad patys vožtuvai yra brangus, procedūros yra brangios, kadangi viskas yra kompensuojama ligonių kasų lėšomis. Tai mes esame apriboti šituose skaičiuose. Tai pradžia buvo turbūt nuo 10-15 vožtuvų per metus. Dabar atliekame vien Santaros klinikose apie 150 su trupučiu šitokių intervencijų. Labai tikimės, kad ateityje šita situacija pasikeis ir pagerės, kad galėsim pagelbėti didesniai daliai žmonių. Šiuo metu, kaip ir minėjau, yra tie didesnės rizikos, sudėtingi pacientai. Kelių savaičių bėgyje tikimės, kad pasikeis Europos kardiologų gairės, bus nustatyti kiti kriterijai, pagal kuriuos galima atlikinėti šitas procedūras. Tai yra ir truputėlį ir jaunesnius pacientus įtraukti, truputėlį su mažesnė rizika, su mažiau simptomų. Tada tas pacientų ratas jisai automatiškai išsiplečia ir tada tų procedūrų poreikis yra daug didesnis. Tai labai tikimės, kad artimiausiu metu pasikeis. Ir tikimės ligonių kasas skirs tam lėšų, kad galėtumėm kuo didesnį ratą pacientų gydyti. Tuo paprastesniu būdu ir neužsigulint per ilgai ligoninėse, greičiau atsistatant, be atviro pjūvio. Tai bus matyti, kaip kokia ateitis klostysis. O būna, kad pacientai atsisako tokios procedūros? Šitokios procedūros neatsisako, mes galim atsisakyti atlikti, pacientai kaip tik pageidauja tokios procedūros, mes dėja ne visiems galime padėti, nes turime tam tikrus kriterijus, kaip ir minėjau, turi pacientas turėti tą siaurą susiaurėjusį vožtuvą ir chirurgai turi pasakyti, kad yra per didelės rizikos. Jeigu chirurgai sako, kad jie negali pagelbėti, tik tai tuomet mes galime pacientui pasiūlyti šitokią alternatyvą. Vėlgi, ne kiekvienam pacientui tinkama šita procedūra, kadangi anatomiškai, vėlgi, procedūra atliekama per šlaunies kraujagyslę dažniausiai, įvedus kateterį iki širdies ir ten jau mes įstatom vožtuvą. Tai visas kelias nuo šlaunies per visą aortą, pati širdies anatomija mums turi tam tikrų kriterijų, kada mes turim gerai pasukti galvą, kaip padėti kiekvienam pacientui. Tai 98% turbūt pacientų mes galime padėti, dėja yra labai nedidelė dalis, kada sakom, kad atsiprašom, bet mes neturime galimybę. Na ir gal pabaigai kažko nepaminėjom, kažką norėtume pridurti, gal gerbiamas Antanas Stanislavas savo likimo, kaip čia ligos
pakeleiviam arba kaip čia sveikatos palinkėti norėtumėt galbūt. Daktarui irgi galbūt yra klausimas, kurio neuždaviau. Aš galėčiau pasakyti, kad nereikia bijoti operacijos, reikia drąsiai priimti. Labai geras būdas yra pratęsti gyvenimą. Dėkui. Aš iš savo pusės turbūt pasakyčiau, kad pacientam palinkėčiau pasitikėti gydytojais, nebijoti, klausti, domėtis alternatyvomis. Ir vėlgi, mes kaip specialistai visą laiką stengiamės rasti optimaliausią būdą, galimybę pagelbėti pacientui ir tikrai praleidžiam nemažai laiko spręsdami ir besidomėdami ir turbūt planuodami paciento ateitį, nes vėlgi dar kartą grįšiu prie to, kad šiuo metu mes darome procedūras tik vyresnio amžiaus pacientam, jaunesniem pacientam dar stengiamės pasiūlyti operacinį gydymą, nes visą laiką galvojame, kas bus po 10 metų, kas bus po 20 metų. Ir jeigu turim jauną pacientą, kuriam dar liko gyventi, tarkim, 40 ar 50 metų, tai visą laiką turime turėti tą tokį planą, kaip pacientui galėsime pagelbėti sekančio etapu, nes greičiausiai tai nebus viena operacija, ar tai nebus viena procedūra, galbūt už 15 ar 20 metų gali tekti kartoti ir daryti vėlgi kažkaip kitaip. Tai mes šitą planą visą laiką kūrėme galvoje ir dėliojamės ir tie pacientai, kurie į mus kreipiasi, visą laiką stengiamės surasti konkretų, geriausią būdą tam savo pacientui konkrečiu atveju. Intervencinis kardiologas jūs esate. Taip. Tai iki jūsų prisibrauti ar patekti pas jūs kaip? Mes turime komandą gydytojų, aš nesu vienas, mes turime komandą gydytojų, kurie dirba poliklinikoje, konsultuoja ir neleis man Antanas pameluoti, kad tikrai ne su vienu gydytoju teko susidurti. Tai su visais mes kartu komunikuojame, sprendžiame, deriname ir tyrimus, ir procedūras ir ieškome to geriausio paciento kelio. Tai dėkojom Santaros klinikų intervenciniam kardiologui daktarui Sigitui Čėsnai bei mūsų klinikų pacientui Antanui Stanislovui Beinorui už skirtą laiką pokalbiui. Tikimės, kad sužinota informacija padės laiku atpažinti iškilusius pavojus arba ten kvėpavimo sutrikimai, jeigu kokie nors neduok dieve nutiktų, paskatins nebijoti šiandienos medicinos galimybių. Transliacijos įrašą, kaip visada, primenam, jog rasite Santaros klinikų Facebook ir YouTube kanale. Ir iki kitų kartų. Būkime sveiki.